Kalbėjimas ir skydliaukė ir viskas su tuo, kas susiję. Šiandieną visą rytą, visą dieną iš tikrųjų apie tai galvoju ir skaitau ir žiūriu ir analizuoju ir per save leidžiu ir noriu pasidalinti. Kaip viskas, kaip eisis, kaip sudėliosiu, kaip kalbant besudėliosiu, tai ir kaip susiję ypatingai, visiems, bet aš kalbu per moters prizmę. Ir pirmiausia, tai skydliaukė ir visa mūsų gerklės šita vieta, išreiškimas savęs, savo vidaus, yra tiesiogiai surištas su mūsų gimda, su balso stygos surištos su mūsų visa vagina, ne telefonas iškrito, čia yra tie senoviniai, dar yra iš tikrųjų, irgi kalbėsiu galbūt, jeigu išeis apie tai, apie tuos senovinius traumas, galbūt uždėtas tėvų mūsų ir apie tą gėdijimąsi, kalbėti apie tai, nors tai yra labai natūralūs ir normalūs dalykai, apie kuriuos būtina kalbėti ir kaip viskas susiję. Moteris, jinai ko laiko tamsias emocijas ir aišku, vis ciklo metu tos emocijos įsivalo per mūsų kraujavimą, bet vis tiek fiziškai, bet mūsų gimda atsimena viską, ką netgi smegenis, ką mes esam tarsi pamiršę, kas mes nesam smegenis, bet esam pamiršę, gimda to nepamiršo ir ten yra likę netgi ir per kartas persinešanti, tai automatiškai tai persiduoda ir čia, saviraiškoje. Ir tiek thymus gland, tiek pituitary, tiek pineal gland, tiek mūsų skydliaukės ir paraskydliaukės, 4 čia tie taškučiai, liaukos yra, aišku, viskas, visos liaukos, jos yra tarpusavy ir mūsų kiaušidžių liaukos yra susiję. Ir kada sutrinka viena, sutrinka visa sistema. Kada mes gėdijamės, bijom išreikšti save, mes galim tai sakyti, kad kažkam lengva išreikšti, niekam nėra lengva. Galvojat lengva, koks skirtumas čia yra dėl sveikatos. Ir čia yra tiesiogiai dėl kalbėti taip, kaip išeina, tas, kas eina taip, kaip išeina su savimi, tiesiog atverti širdį. Ir kas einasi, tas kalbėti, pirmoje vietoje suprasti, kad mes visi esam, visi iki vieno, esame apie tą patį. Visi mokomės, visi turim kažkokias tai savo silpnas, stiprias pusės, bet jas reikia išlavinti. Ir skydliaukė ir gimda yra C7 slankstelis, būtent ir yra mūsų, kada mes susikūpriname telefoną, žiūrim, tada ir kaklas mūsų susispaudžia, mūsų laikysena ir lygiai taip pat ir visa apačia, mūsų visas sakralinis rezginys, mūsų lamba visas apatiniai tie slanksteliai, iš tiesų sakralinis ir net ir koks mūsų uodegytė. Yra viskas susiję ir, aišku, visas stuburas tarpusavy, holistiškai žiūrint. Bet šita yra ir ta vieta yra visiškai tampriai susiję. Balsas padeda atrakinti kalbėjimas, rašymas galų gale, bet tai vis tiek yra išreiškimas savęs. Ir noriu papasakoti per savo patirtį, kada sutrinka skydliaukė, tada mes pradedam arba labai kūsti, arba labai stambėti, žiūrim, tai kurią vietą sutrinka. Plaukai mūsų nusialina, įslenka, pavyzdžiui, kaip man, beveik visų plaukų netekau. Nuostabių plaukų, kurie atauga ir jie labai gražus ir viską aš čia tik tais paleidau kas sena. Bet iš esmės tai mūsų oda ir apskritai tokia papilkėja tampam. Tai problemos, nes stambumas yra hormoninis sutrikimas, mes neturim būti stambus, mes turim būti normalaus sudėjimo. Jeigu yra hormoninis sutrikimas, reiškia yra ir moteriškų hormonų taip pat sutrikimas. Ir kaupiasi tada įvairiausios cistos ir taip toliau, tam reikalingas būtinas mūsų dubens dugno pratimai įvairiausi, atgaivinti seksualinę energiją, nes jinai keliauja
keliauja ir per visas liaukas, visą mūsų užpildo, visą mūsų aktyvuoja endokrininę sistemą. Ir kada mes užspaudžiam save, pavyzdžiui, kažkas nutinka, kažkokia trauma, kažkokia krizė, kažko netenkam, kažkas apsiverčia gyvenime, kažkas visai kitą kryptį pasuka, arba ateina į giminę naujas vaikas, kuris atsineša vėlgi genetinę liniją ir iškelia kažkokias tai problemas, daug streso, daug visko, jeigu kažkas atsitinka, tai liečia visus. Ir man tam tikri įvykiai susidėliojo į vieną vietą ir aš tiesiog per pusę metų atrodo, viskas, man tiesiog išnyko, aš nebemoku savęs išreikšti taip, kaip aš išreiškiau, aš nebetekau, atrodo, nei fiziškai galiu pajudėti, nei energetiškai, niekaip letargija kažkokia, bet tai yra saviraiška, kaupimas į savęs, plaukai slenka, viskas slenka, nors aš viduje rami, bet žinau, kad mano giminiai, mano aplinkoje yra be galo didžiulis stresas, kuris įtakoja ir kitus. Tai aš tiesiog atsitraukiau ir nebendrauju, bet tai vis tiek jokios įtakos nedaro, tu vis tiek kiekvieną dieną žinai, kas vyksta, nes tu jauti ant savęs, kaip tavo iškelia tai, kas yra galbūt užleista ir net nematyta, nepastebėta, kadangi nuo vaikystės pas mane buvo skoliozė ir tam tikri įsiderinimai, bet tai įrodo iš tiesų, kad mūsų per giminę mes nešamės tai, ko neįsprendė mūsų atgal žiūrint kartą. Atgal žiūrint mes iš tiesų per tam tikrą laiką. Tai kada mes pamatom ir kada mes pradedam susivokti, tai nėra tik fizinis kūnas, viskas prasideda energetiškai. Tada mes kažkokiu tai būdu bandom, aišku, per gyvenimą tai spręsti. Tai apatiniai slanksteliai visi yra apie finansus, apie saugumą, apie pagrindą, apie žemę po kojomis. Ir jeigu mes esam baimėje, labai didelėje baimėje ir nepasitikėjime, visiškai tarsi nejaučiam žemės po kojom ir tas nesaugumo didžiulis jausmas yra toksai, finansų nėra, tai tuomet yra tikrai problema kažkaip galbūt su uodegikauliu, gal kažkas yra su apatiniais mūsų sakraliniu centru, apatiniais slanksteliais, suvokimas apie pinigus kažkoks yra ir taip toliau. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad visada pinigai pas mane ateina tada, kada reikia, tokie, kokių reikia, tačiau per giminę pas mane yra labai skurdus požiūris apie pinigus, labai netgi. Yra kaupimas ir baimė, visiška baimė. Ir aš dabar šiam momente esu tarsi irgi kažkaip sustojusi. Atrodo, kažkas yra, ir aš tos akmenis kažkokius velku ir nesuprantu, kas su manimi yra, nes esu skurdo riboj. Ir čia, ir atrodo, tu bandai nusimušti, nusimesti tos akmenis, bet kažkaip, reikia dar dirbti. Reikia su to turbūt dirbti kažkaip. Bet ką aš noriu pasakyti, tai šiandieną kalbu apie saviraišką. Ir saviraiška yra skydliaukė, skydo liauka, kada mes įsivaizduojam, kad mus puola, mes negalim apsiginti, kada mes neturim išorinio šarvų, kada mes neturim pasitikėjimo savo širdimi, nes kada mes kalbam, kai mes negalvojam, ką kalbam, tada mes pasitikim, susijungiam mūsų balsas su širdies balsu ir aukštesnė sąmonė. Jei aukštesnė sąmonė, aišku, tartimus liauka reikia, kad atsivertų. Ir tada mes galim, kada mes suvokiam save ne kaip žmogų, aš atskiras asmuo, bet suvokiam plačiau, kalbam dėl to, kad kolektyviai, vardan kolektyvo, ne taip, kad aš ten pasipuikuoti kažkaip tai noriu, tada automatiškai mūsų aukštesnė sąmonė per mus kalba iš širdies, mes nesiruošiam, mes nebijom suklysti, mes maldoje, nuolatinėje maldoje atsiverime, kad per mane tekėtų iš savo patirties, kokią turiu šviesa, kurią galėčiau įgarsinti tokiom žiniom, kokios yra iki šiol pas mane atėjusios, kokią aš kalbą moku kalbėti, kokią aš žodžius moku vartoti, kaip aš esu suvokusi šviesos kodus, kurie eina per mus ir kaip aš juos galiu ištransliuoti. Ir taip pat tam yra svarbu ryšys ir su savo gimda, ryšys su savo kiaušidėm, nes
kai švaru ten, nėra kažkokių tamsių emocijų, nėra kažkokių tai užspausta dalykų. Kada mes taip pat ir švarus žarnynas, nes smegenys su žarnynu yra surišta mūsų valia su smegenim, tada mes irgi tas mūsų sąmoningumas įsiplečia mūsų visas žarnynas įsivalė, tai mes tiesiog suvokiam vėlgi į save kaip tą tokią, gausą, telepatiškai galim, netgi morfogenetinis laukas mūsų visas aktyvus. Ir kada mes leidžiam savo klysti, nėra tų klaidų, bet tiesiog leidžiam savo save išreikšti kažkokiu tai būdu, kokiu išeina tai akimirkai. Jeigu mes tiesiog užveriam kanalą su šviesa, užveriam savo tarsi nukertam, neįeina mūsų viršugalvė, esam susitraukę ir save matom kaip tiesiog aš, ego labai stiprus, asmenybinis, tai tuomet mūsų ir liaukos negali funkcionuoti tinkamai, mes tada šešėliniais dažniais veikiam, tada mūsų tarsi struktūros apsiverčia, dvasinės struktūros ir mes tiesiog einam į ne evoliuciją, o devoluciją, tada leidžiame žemyn ir mūsų tada endokrininė sistema neišeina iš rikiuotės, mes pradedam sirgti arba pradedam kreivai matyti šitą pasaulį, tai tada regos sutrikimai įvairūs būna ir tos dvasinės kibirkšties mumise tarsi, jinai sunkiai užsidega, nes yra tik tais aš. Bet kada esam atsivėrę, kada mes tampam skaidrus, tada mūsų širdis dvasinė liepsna dega ryškiai mumise, tada mes galim jie ir dalintis, tada mums einasi kalbėti, tada mūsų apačia pirmiausia vis tiek yra tas dvasinis augimas, tai yra nuo apačios į viršų, kada mūsų šaknis yra švarios, kada mes susivalę savo šaknis, kada mes esam įsitvirtinę į žemę ir tam kiekvienam skirtingas tas įsitvirtinimas, paskui ką tos šaknis jos yra, tiesiog reikia laiko giminę visą išvalyti, jeigu siela atėjo pasirinko tokią giminę, pavyzdžiui, kur šaknis yra labai tamsios ir labai labai senos, tai reikia laiko išvalyti jas, bet viskas priklauso nuo mūsų požiūrio, kiek mes galim, tiesiog tai, kaip mes tai matom, gal mes tas tamsias šaknis tada matom kaip stiprybę, kad mes esam lotusai, mes turim jau tamsą, mums nebereikia tiek tos tamsos, nes jau mūsų šaknis yra tokios nesusivokusios, mes tada labai aukštai galim pakilti, aišku, tai įtakoja mus vienareikšmiškai per kraują, bet toksai žmogus, jisai tada automatiškai eina labai stipriai dvasinį pasaulį, nes jisai jau turi, jau jo šaknis yra tamsios, jau jam užtenka to patyrimo, bet jeigu jisai sugeba priimti taip kaip per meilę, priimti, suvokti tai, o ne kaltinti, ne ten eiti, kad ten pas mane viskas ten blogai ir taip toliau, tai tiesiog priimti, kad mano šaknis yra be galo stiprios, jos yra po žeme, aš jiems nebeinu, ten yra viskas tvarkoj, aš myliu ir laikui bėgant per laiką ir erdvę, taigi mes galim ir apvalyti, mes vėlgi, kai save sustiprinam, mes galim dirbti jau su genetinės linijos apvalymu iš čia ir dabar pakeisti praeitį, tada ir šaknis net šviesėja, nes viskas yra būtent čia ir dabar, ir praeitis ir ateitis. Tai, bet pirmiausia, tai einam, kad mūsų šaknis būtų sveikos mes, mūsų tas suvokimas toksai įsižeminimas su fiziniu kūnu santykis, su materija santykis ir taip toliau. Tada yra, kada švari raudona spalva pas mus yra, tada mūsų apatiniai centrai, apatinis stuburas, o degikaulis yra vietoje, sveikas, mes jį galim vis judinti ir stiprinti savo degikaulį, tada einam į sakralinį centrą, tai yra sakrum mūsų sakralinis rezginys ir mūsų sakralinis šitas slankstelis ir tai yra apie kojas, apie lytinius organus ir apie storąjį žarnyną, kada čia yra išvalyta, sutvarkyta ir viskas yra nuostabia meilė ir šviesa pripildyta. Ir emocijos, čia yra emocinis mūsų centras, kada emocijos mūsų išvalytos, ramios, skaidrios ir šviesios, kada mes gebam suvokti, kad jos ateina ir išeina, bet mes tai nesam, mūsų vidiniai vandenys yra švarūs, nes čia yra vėlgi mūsų šlapinimosi sistema,
šlapimo pūslė, tada mes jaučiamės lengvi, tokie skaidrus, emociškai, vandenys mūsų švarus, emocijos gražios, mes tiesiog, tai yra dvasinė energija, nes per vandenis viskas persiduoda. Ir čia seksualinė energija yra gydančioji energija, kada jinai yra švari, kada jinai subalansuota, kada jinai iš meilės. Tada automatiškai mūsų seksualinė energija gali transformuotis kilti į aukštesnius centrus, į dvasinę energiją, į gydančią energiją. Mes patys save gydom, mes gydom kitus, kai yra išvalyta mūsų visas sakralinis centras. Tada yra mūsų saulės rezginys. Ir saulės rezginys yra virškinimas. Visas virškinimas smegenis, tuo pačiu surištas su smegenimu. Jeigu seksualinis rezginys, mūsų sakralinis rezginys su gerkle ir saviraiška, kaip mes save pozicionuojam gyvenime, kaip mes einam, kaip mes kokius žodžius vartojam, kokiai tyloj sugebam išbūti ir kokie mūsų žodžiai yra, ar jie yra bėgantis keiksmažodžiai iš burnos. Tai reiškia, mūsų sakralinis centras yra labai purvinas. Ar mūsų žodžiai yra gydantis, tarsi norisi jų klausyti, norisi juose maudytis, nuolatiniai palaiminimai vienas kitam keliauja iš mūsų burnos, kada mūsų burna, kada dantukai, kada mes, viskas švara, eina švara. Ir istorija gali būti visokia, bet viskas prasideda nuo dabar, nuo šitos akimirkos. Ir kada mūsų iš čia eina meilė, nes čia yra meilė, apatiniuose centruose meilė, tai tuomet mūsų raiška yra gydanti. Ir saulės rezginys yra apie valią, apie mūsų smegenis, apie švarą, apie suvokimą, apie įsiplėtimą, apie sąmoningumą. Ir apie kuo yra švaresnis žarnynas, to mes esam save, taip pat mūsų mintis yra švarios, tada ta tyla gali būti vidinė tyla, nes nėra ten kas teršia, nėra ten kažkokio nužudyto ar ten labai sunkiai virškinamo maisto ir taip toliau. Kai ten yra švarna, darna ir balansas, mūsų visam žarnyno sistemai, tai reiškia ir mūsų skrandukas, ir mūsų blužnis. Blužnis yra dvasinis organas, kada mes suvirškinam dvasinę informaciją, einančią į mūsų šviesą ir ją gebam nuleisti į žemę, įsisavinam dvasinę informaciją, ne tik ją priemam ir viskas, kas iš to nieko nesupratom. Tai galima labai daug medituoti, bet tai gali nieko net nešti, nes mūsų blužnis yra silpna. Kada viskas yra subalansuota, kada yra mūsų kasa stipri, tada mūsų virškinimo ir kepenys, ir mūsų tulžies pūslė ypatingai už virškinimą yra, ir visas mūsų plonasis žarnynas veikas, ir maistas mes sklandžiai suvirškinam, tada mūsų sąmonė yra švari, gali būti ta tyla, gali būti įsiplėsti, eiti aukštesnį tą sąmoningumą, ir tada kylam į širdutę, o širdutė jau yra mūsų tiltas. Tiltas į mūsų visišką įkūnijimą sielos, dvasios įkūnijimą į žemę. Ir kada širdis mūsų atsiveria, kada mūsų apatiniai centrai yra išvalyti, tada mūsų ir viršutiniai centrai įsivalo ir mes galim tada širdutę kalbą per mūsų burną, nes dvasia eina į mūsų fizinį kūną. Ir intuicija atsiveria, tas aukštesnis matymas, aukštesnis regėjimas, bet jinai gali atsiverti, jeigu taip taisyklingai, nes yra visokių būdų atverti savo trečią akį, intuiciją. Bet jeigu jinai atsiveria natūraliai, tai tuomet yra vardan to, kad padėti kitam dvasinis matymas, aiškiaregystė, suvokimas, visos vienumos suvokimas, visos visumos. Tam, kad galėti tarnauti šitoj žemėje platesnių lygmenių, jau tada didesnė atsakomybė, nes šitai nėra privilegija, tai nėra kažkoks gerai, kad tau yra kažkas, ar ten gerai, kad tu toks esi, ar taip toliau pasisekė, tau tai nėra pasisekė, tai nėra kažkokia, tai yra didžiulė atsakomybė. Tada tu neši atsakomybę didesnė, negu iki šiolį nešiai, negu tu galvoji, kad tu esi tik tais tu ir tu eini savo gyvenimą gyveni. Tai tada tu esi atsakingas už, kaip ir tėvai atsakingi už savo vaikus, nors ne visada, tiksliau ne visada tai būna. Ir tuomet ateina dvasinis regėjimas, dvasinės dovanos, jos pabunda mumise tam,
kad galėtume asistuoti didesniu mastu dvasios pasauliu, kuris nėra įkūnytas į fizinį pasaulį, nes mes to visi ateinam juk įkūnyti dvasinį, nematomą, neregimą pasaulį į materiją. Tai tam reikalinga laikina forma, mūsų fizinis kūnas, ką mes ir ateinam ir atsinešam, čia ir turim. Ir ją reikia prižiūrėti, nes ją reikia išvalyti, kad galėtų vėlgi atsiminti, galėtų dvasia tiesiogiai per mus keliauti ir mes galėtume tarnauti. Tai apie tą kalbėjimą. Ir taip tai nėra lengva, taip tai reikia daug metų daryti, treniruoti savo balsą, bet vien dėl to, kad per kalbą, per balsą kažkas dainuoja, kažkam lengviau dainuoti, kažkam lengviau niuniuoti ar kažkaip, bet per balsą, per savo saviraišką, per savo mes treniruojam ir netgi šitus raumenis, kuo daugiau mes kalbam, kuo daugiau bandom save išreikšti visokiais būdais. Tai labai svarbu, kad niekas mūsų netildytų, nes tai yra mankšta, mes galim asistuoti, mes galim paskatinti kitą, kad tu labai gražiai išsireiški, man patinka klausytis, kaip tu unikaliai išreiški save. Ir tada kitas jaučiasi lengviau, kad jisai nenusikalba, kad nesvarbu, ką jisai pasakys, jisai bus priimtas, nesvarbu, kaip jisai dainuos, jisai bus priimtas, nes tai yra lavinamas procesas. Nesvarbu, man, pavyzdžiui, vaikystėje pasakė muzikos mokytojas, kad aš nemoku dainuoti, aš nusidainuoju. Ir aš iki šios dienos tai atsimenu. Ir galbūt tai yra kažkoks tai toksai likęs trigeris, kad aš nemoku dainuoti, kad aš nusidainuoju. Taip galbūt tos klausos ar ten kažko, bet tai yra lavinama. Tai tokių dalykų niekada nedaryti, ypatingai kaip tik atvirkščiai skatinti ir sakyti, kad palaikyti moteris, vyrus, palaikyti, kad mes galėtume save išreikšti ir vis galbūt lengvai, gražiai, švelniai pasakyti, kaip pagražinti tą saviraišką, kaip viskas yra susiję, kada mes suvokiam, kaip viskas yra susiję, kada mūsų emocijos aprimsta ir tampa švaresnės, kada mes gebam jas netapti jomis, o jas priimti kaip einančias per mus, nes jos tikrai visokios eina nuo fizinio kūno chemijos priklauso, nuo hormoninės sistemos priklauso. Jeigu yra įsiderinimas ir maistas kažkoks, tai tuomet automatiškai, kad tos cukrus ir taip toliau, tos emocijos ir visokios galų gale technologijos, galų gale, viskas, kas čia vyksta šitam pasaulyje. Aš viską suprantu, aš viską žinau, bet aš niekada apie tai tiesiog nekalbu. O kam? Užtektinai yra informacijos. Ir mano būdas turbūt nėra toksai, kad aš dar labiau apšvieščiau, kaip viskas yra tamsu ir kaip viskas yra blogai. Mano būdas yra tas, kad mes renkamės ir mes galim toje tamsoje tapti tas švyturys, kuris apšviečia visą tamsą. Ir tam reikia suvokimo, tam tiesiog reikia suvokti, kaip kas vyksta ir tapti stipresniu, sustiprinti save, sustiprinti vienas kitam save, sustiprinti, širdis atliepia širdį. Ir jeigu kažkur kažkas ypatingai asimetrija, jeigu yra kažkokia asimetrija, tai supraskim, kad mes išsimetrinam ir kitus. Ir aš, kai šitą suvokiau, man tapo netgi, didelė atsakomybė atsirasti tarp žmonių, nes aš nenoriu jų išsimetrinti, aš nenoriu jų išbalansuoti. Tai mes kiekvienas turėtume mąstyti ne tik apie save, o mąstyti, kaip mes įtakojame kitus su savo būtimi. Ir prisimti atsakomybę už savo sveikatą vien dėl to, su kuo mes bendraujam. Nes atkreipkite dėmesį, koks mes esam, visada tokius pačius pritraukiam. Nes dėl to, kad mes toks esam. Ir jeigu mes savyje kažką pakeičiam, automatiškai kinta ir mūsų aplinka. Aš šiandieną ryte galiu pasakyti visą rytą apie tos hormonus, apie skydliaukę ir taip toliau. Ir aš, kadangi save reabilituoju, regeneruoju įvairiausiais dažniais, tiksliau Scalar Wave, kas yra skirtinga laukais. Ir ten visokių endokrininių sistemų ir visko, aš ten ko tik nusileidau ir mane ir pykino, ir kas ten dėjosi. Ir galiausiai kaimynai pradėjo tokią trankę muziką leisti. Taip viskas įsiderinę išoriai buvo. Mane ir pykina ir viskas man blogai, galvoju, o Dieve, ir čia mano išorė rodo, kas vyksta. Ir pasileidus daug šviesos, skaidrių, kad save išskaidrinti dažnių, tiksliau Scalar Wave, tai užtilo visa muzika, viskas nutilo, viskas dingo ir mano pykinimas nurimo, vidinis tas pykinimas jis nurimo.
Tai vat kaip išorinis pasaulis atspindi mūsų vidinį pasaulį, visada stebėkim tai. Ir debesis, jeigu yra debesis, reiškia, yra kažkoks mūsų užsiniaukę žarnyne, kažkas, smegenų fogas tarsi, mūsų nekyla kundalini pilnai nekyla, nes nėra tamsa, aišku, valosi, reikia turi debesų, kad galėtų vėl skaidrumas, saulė išlysti. Bet pastebėkim, kurį tai laiką, kaip mūsų išorinis pasaulis, išoriniai žmonės įtakoja, nes yra daug realybių, aš pažįstu labai daug realybių savo realybėj, kada yra dienos, kurios tikrai yra karštos, tu gali eiti trumpom rankovėm. Jeigu tu išdirbai tą dieną, dirbai tikrai pakankamai, turėjai jėgų, energijos pramušti tos visus debesis, tada vėl karšta, plus 30. Bet būna dienos, kada reikia užsidėti paltą ir vaikščioti tarp tų realybių, nes tu pakyli mintimis susijungi su ta realybė, kur yra šaltis, arba su ta realybė, kur yra karšta, kur yra saulė, kur yra džiaugsmas, kur yra meilė, kur yra noras dalintis, kur yra noras savirealizacijai kažkokiai tai. Tai pastebėk ir tu savo realybės, nes tie, kas geba vaikščioti tarsi laiku, nes tai yra tam tikras vaikščiojimas laiku, tai yra erdvės ir laiko ir erdvės pokyčių, nuolatinis keitimas, tarsi, dažnio savo keitimas. Ir kada mūsų, pavyzdžiui, sąmonė ir ėjimas yra įsiplėtima ten, kur yra saulės skaidrumas, bet, pavyzdžiui, mūsų aplinka yra ten, kur tamsa ir sunkumas. Tai jeigu mes nusileidžiam į tą tamsumą ir sunkumą, tai tuomet automatiškai yra tokia realybė. Jeigu mes kylam ten, kur saulė šviesa, ir tą realybę, tai tada mes atitrūkstam, išeinam iš tos realybės, mes neapšviečiam dėmesio, neskiriam ten dėmesio. Ir kaip žmogui tada tu negali gyventi tarp kelių realybių. Jeigu nori pasirinkti kažkurią, tu turi nutraukti dėmesį visiškai tai realybei, su kuria nenori bendradarbiauti, visiškai neskirti ten savo fokuso. Ir tai yra labai svarbu, kur mes skiriam savo fokusą, ta realybė ir vyrauja. Jeigu mes skiriam savo fokusą ten, iš ko išaugom ir toliau maitinam, tai mes niekur ir nepaaugsim. Mūsų fokusas labai svarbus, nes ten, kur fokusas, ten ir keliauja mūsų visa energija. Tad skirkim savo fokusą į švarę savo gimdą, į švarę savo emocijas, į nuostabią saviraišką, skydliaukę. Ir kad ir kaip atrodo mums kabutėse kreivai mes bandom save išreikšti, nėra nieko tokio dalyko kaip kreivumas. Yra tiesiog ėjimas visada į tiesę, visada, kai mes visada, tai yra tiesiog kelias. Ir kad ir kaip tu bandai, kad ir ką tu nori padaryti, pakeisti gyvenime, visada žino, kad tai yra ta akimirka pati nuostabiausia ir tu svarbiausia renkiesi eiti, baryti, bandyti, bet kokiu atveju vis tiek tau pavyks, nes kiekvienas tavo bandymas yra jau tiesa, negalvo, kad jinai kryva, negalvo, kad tau kažkaip nepavyks, nesulenkinėk tu savo strėlių, o visada daryk toje akimirkai tai, ką moki toje akimirkai, taip kaip gaunasi. Ir tai yra tiesa, tai yra tiesa ir tai yra sėkmė. Ir tai yra daryk be baimės, nieko nebijok, tiesiog taip kaip gaunasi. Aš taip stengiuosi daryti, aš taip darau ir šioje akimirkai dėl to aš tai ir kalbu. Mano telefonui kažkas atsitiko, man nebeleidžia visiškai naudoti nuotraukų, kelti video, tai aš tikiuosi, kad man pavyks atsitvarkyti ir kelti tai viešai. Dėkoju, kad tu esi, dėkoju, kad aš galiu kalbėti, dėkoju, kad aš turiu galimybę dalintis žiniomis, kurios eina per mane, kurias aš priimu ir išleidžiu, priimu ir išleidžiu ir tikiu, kad tai sugrįž bet kokią kainą vis daugiau ir daugiau, gausiau. Ir su didžiulė meilė, dėkingumu siunčiu tau gražiausias, šviesiausias spalvas į tavo esatį, į tavo aurą, į tavo egzistenciją ir į tavo žemišką pasaulį, kad jisai būtų klestėjime, harmoningas, subalansuotas ir širdimi teisingas. Iki.